Laidą pristato Gentle Day, sertifikuoti ekologiški įklotai su anijonų juostele. Šiandien, kaip ir praėjusiose laidose, toliau domimės alternatyviais mokymosi būdais, kuriuos išbando Lietuvos mokyklų moksleiviai. Ir kaip jiems sekasi mokytis ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Šį rytą jūs kviečiame į Panevėžio rajoną. Reportažą apie produktyvųjį mokymąsi vienoje Panevėžio rajono mokyklų šį kartą pradėsime nuo neeilinės istorijos. Ponia Gražina šiuo metu savo rūpesčių ir dėmesio apgaubė 15 skirtingo amžiaus vaikų. Tokį savo apsisprendimą mylėti ir globoti tėvų paliktus vaikus ji vadina lemtimi. Mat jos vaikystė praleista taip pat be namų ir tėvų šilumos. Man atrodo, kad tai atleidžia man moteris, bet pagimdyti yra viena, užauginti yra kita. Eglė viena iš Gražinos globotinių, kuriai gyvenime teko išgyventi ko gero kur kas daugiau nei daugeliu iš mūsų. Keitėsi namai, mokyklos, žmonių veidai. O mūsų Eglutė viena iš tokių ir buvo, kad jinai labai daug keliavos per mokyklas nuo pat mažų dienų. Pirmoji, trečioji klasė vienoje vietoje, paskui vėl kitoje vietoje. Dabar jinai jau trečioje vietoje, o iš vis ketvirtoje mokykloje buvo. Tai va per savo amžių jinai turbūt buvo iš vis nusiteikus nebeiti į mokyklą. Tačiau ponios Gražinos ir pedagogų pastangų dėka Eglė ir toliau mokosi. Šiuo metu ji lanko Panevėžio rajono Paistrio Juozo Zikaro vidurinę mokyklą ir mokosi produktyviojo mokymosi klasėje. Mergaitės globėja tuo nuoširdžiai džiaugiasi, nes kitoks mokymasis būtent tai, ko Eglei reikia. Mergina įgauna pasitikėjimo, atsirado motyvacija mokytis, noras realizuoti save. Pirmiausia, tai jinai labai noriai dabar keliauja į mokyklą ir labai noriai ruošia į pamokas ir noriai eina į praktiką. Mūsų Eglutė, jinai pas mūsų šeimos gydytoją lankosi, praktiką atlieka. Nieko nelaukdami bandome išsiaiškinti, kodėl Eglė pasirinko būtent šią mokymosi už mokyklos ribų vietą. Todėl, kad man įdomu sužinoti, ką veikia šiuolaikinė medicina, kaip daktarai dirba, kaip jie ruošia vaistus. Kaip jie mokėsi, ką jie darė, kaip jie viską išmoko šito ir kodėl jie tapo daktarais, o ne kažkuo kitu. Mergaitei patinka mokytis stebint medikų darbą. Ateityje ji pati norėtų gydyti bei globoti sergančiuosius ir puikiai supranta, kad tam reikia daug žinių. Nustebino, kaip jie čia viską moka, kaip jie nesuklysta, kaip jie vaistų daugiau neįleidžia pacientui negu reikia. Man viskas labai buvo įdomu. Produktyviojo mokymosi nauda moksleiviams neabejoja ir medicinos atstovai. Tai puikia proga įvertinti medikų darbą, pamatyti jį iš arčiau ir suprasti, kad mokykloje nėra nereikalingų pamokų. Mes matuojame, sveriame, atliekami skiepai. Visą šitą mergaitę mes supažindiname, parodome ir aišku, kad medicina tai yra ar tai bendruomenės slaugytoja, ar tai gydytojas, kad mes nešame atsakomybę už žmogų, už žmogaus sveikatą, už tai su kiekvienu prisilietimu prie žmogaus mes turime nešti didelę atsakomybę. Tai tą mes paaiškinome mergaitėje. Ovidijus ir Arnoldas yra Eglės klasės draugai. Jie susidomėjo staliaus darbais. Mokinius priėmęs Stalius Vytautas neabejoja, kad jo perduodama patirtis ir pamokymai vaikinams ateityje tikrai pravers. Man labiau prie medžio patiko. Kiek važinėjom per praktikas vietas, tai nelabai, bet medžio patiko man. Išmoks pats pasidaryti ką nors. Gal ir po to staliumas gali būti. Labai gerai, iš tikrųjų stalė. Čia nors draugų susirasiu. Šitai grupėje. Klasi net ne viena drauga. Dalį šiuo metu besimokančių Paistrio Juozo Zikaro vidurinės mokyklos produktyviojo ugdymo klasės mokinių prieš tai buvęs įprastas mokymas nelabai tiko. Juk kaip ir suaugę, vaikai turi skirtingus gabumus, nevienodai priima ir supranta informaciją. Vieni žinias įgyja greičiau, kitiems reikia daugiau laiko ir individualių konsultacijų. Net ir informacija iš skirtingų mokymosi šaltinių gali būti priimama skirtingai. Dėl šio projekto net ir mažiau laiko praleidžiant mokykloje, jaunuolių žinių bagažas auga žymiai greičiau. Šiuo atveju pasitarnauja galimybė mokytis ne tik iš vadovėlio, bet ir iš praktikos vadovo, draugo, interneto, žurnalų, leidinių ir kitų šaltinių. Nejaučia to tokio
įtampos, būtent tos pamokos, tos struktūrinės pamokos, skambutis nuo skambučio. Čia jie turi tokią liktai laiko laisvę, nes jie kai paruošia tą užduotį, kurią jie gauna, tai jie ją sprendžia, padedami mūsų mokytojų ar tai kitų. Ir kada yra pasiruošę, tada sako, štai mokytojau, aš jau esu paruošęs tą užduotį, prašom paimti įvertinti. Ir iš esmės tada rezultatai, aišku, yra geresni, negu kad būnant bendroje tradicinėje klasėje. Projekto dalyviai ne tik mokosi praktikos vietose, bet ir patys savo kuria užduotis bei ieško atsakymų į išsikeltus klausimus. Jų pažanga vertinama individualiai atsižvelgiant į gebėjimus, žinių lygį ir pasiektus rezultatus. Mokykloje per pamokas mes sakom, jums to reikės gyvenime. Bet jis dar to gyvenimo nematęs, jis dar tik tai mokykla ir pareina namus. O čia, kai susiliečia, kai pajunta, patiria patį jau tą gyvenimišką, sakykime, procesą. Ir tada iškyla tas poreikis, tai visai kitas požiūris ir tai, kad jam reikia išmokti. Tai vienas dalykas, kada mokytojas grūda žinias, o kitas dalykas, kada jis pats supranta, kad man gal reikėtų tą ir tą žinoti. Šiuo reportažu baigiame kelionę po Lietuvos mokyklas ir juose veikiančias produktyviojo mokymosi klases. Tikimės, kad įspūdžiai, dalyvių vertinimai ir komentarai padėjo įsitikinti netradicinio mokymosi naudą mūsų šalies moksleiviams. Tai ne vienintelė programa, kuri gali būti pritaikyta Lietuvos mokyklų mokiniams. Ateityje ir toliau domėsimės, kaip galime padėti mūsų vaikams mokytis motyvuotai ir tinkamai pasirengti savarankiškam gyvenimui.